Labas vakaras, miela publika. Tęsėme festivalį Zarasų klasikos festivalis. Šį vakarą jums koncertuos jaunieji muzikantai. Ir koncertas pavadintas Skambantis ruduo. Na, lauke gal ir žvarbokas oras, bet aš galvoju, kad šį vakarą mus sušildys muzika ir iš tiesų pajausime tą skambantį rudenį. Šį vakarą scenoje matysite Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos auklėtinius, Visagino kūrybos ir meno akademijos auklėtinius ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos auklėtinius. Koncertą pradės Visagino kūrybos ir menų akademijos moksleivė Kamilė Ladik. Kamilė griežti smuiku pradėjo būdama 6 metų. Bet taip jau atsitiko, kad tuomet mes visi buvome uždaryti pandemijos ir nuotoliu mokytis smuiku, pradėti mokytis smuiku, tai turbūt neįmanomas dalykas. Ir mama galvojo palikti šį reikalą, bet matyt mokytojai įkalbėjus, Kamilė mokėsi toliau ir rezultatai iš tiesų neprasti. Kamilė konkursų laureatė. 2003 metais ji griežė su Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetu festivalyje Už muziką ir vaikystę. Tai yra iš tiesų rimtas festivalis, kada jaunieji atlikėjai gauna ypatingą progą muzikuoti kartu su profesionalais. Taigi, Kamilė šį vakarą atliks kompozitoriaus Rydingo koncerto smuikui H-moll opus 35 antrąją dalį Andante. Koncertmeisterė Žana Jankelevič. Kamilės mokytoja Ieva Gudienė. Pasitikime Kamilę.
Dabar į sceną pakviesiu Evitą Jurevičiūtę, Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos moksleivę, 6 klasės moksleivę. Evita nuo 1 klasės aktyviai koncertuoja, dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose ir juose yra pelniusi laureatės vardą. Šį vakarą Evita atliks Šukailo, kompozitoriaus Šukailo intermezzo. Ivetos mokytoja Jūratė Stacevičiūtė. Taigi pasitikime Evitą Jurevičiūtę. Dabar klausysimės Karolio Meškausko muzikavimo iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos. Karolis tik 2 metus groja saksofonu, tačiau grodamas kitais instrumentais yra dalyvavęs ne viename konkurse ir žinoma laimėjęs laureato vardą. Apskritai šį vakarą mes girdėsime visus vienokių ar kitokių tarptautinių ar respublikinių konkursų laureatus, festivalių laureatus. Taigi, šį vakarą mūsų tiek jaunesni, tiek vyresni atlikėjai visi yra savotiškos žvaigždės savo srityje. Taigi, Karolis atliks Demersemano Allegro Allegretto Brillante. Karoliui akompanuos koncertmeisterė Jūratė Vilienė. Taigi, į sceną kviečiu Karolį.
Netrukus scenoje išvysime seses Medą ir Ugnę Kazlauskaitės. Abi sesės, kaip mokytoja apibūdina, stropios, muzikalios moksleivės, puikiai pasirodo ir kaip solistės. Patinka joms groti dviese, todėl jų repertuare yra kūrinių fortepijoniniam ansambliui. Mergaitės yra tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatės. Ugnė yra nacionalinio Balio Dvariono konkurso laureatė. 2 kartus dalyvavo tarptautinėme konkurse Edelveisas. O šiais metais abi sesės šiame tarptautinėme konkurse ketina dalyvauti jau kaip ansamblis. Mes klausysimės kompozitoriaus Ede Poltinį pjesės Ežeras. O į sceną kviečiu Medą ir Ugnę Kazlauskaitės. Abiejų sesių mokytoja Danguolė Petrašiūnienė. O sesės mokosi Zarasų Fausto Latėno menų mokykloje.
Kartais būna ir nesėkmių, bet mes visi suprantame, jaudulys ir labai prašau palaikyti aplodismentais. Mergaitės, kurios jau dabar klausys. Kaip matote, vis tik gyvenimas nėra toks paprastas, visko pasitaiko, yra toks posakis, akise baltas lapas, kai tu nieko nematai. Ir čia nesvarbu, ar tu mažas, ar tu didelis. Ir tai yra gyvenimas ir yra gyva muzika, ne plokštelės, ne įrašas, o gyvas šio vakaro koncertas. Dabar į sceną pakviesiu svečius iš Visagino kūrybos ir menų akademijos moksleivius. Labai sunkiai pavardė, dabar ir man visko gali nutikti. Karina Gulbudaljans, kažkas turbūt panašiai. Ir Faustas Umbrasas. Abu yra 6 klasės moksleiviai. Karina ir Faustas pažįstami jau nuo darželio laikų, bet kartu groti pradėjo tik tai šiais metais. Ir abu jau yra dalyvavę konkursuose, pelnę laureatų vardus. Karina be smuiko dar mokosi groti kanklėmis, lanko dainavimo ir net šokių pamokas. O Faustas yra paniręs į jaunųjų šaulių veiklą. Naujai susikūręs duetas šių metų pavasarį muzikavo Panevėžyje su muzikinio teatro Styginių kvartetu. Festivalyje, apie kurį pasakojau, už muziką ir vaikystę. Karina ir Faustas mums pagrieš Antonijo Vivaldi koncerto 2 smuikams ir orkestrui A-mol 1 dalį, Allegro. Koncertmeisterė Žana Jankelevič, o šio dueto mokytoja Ieva Gudienė. Pasitikime Kariną ir Faustą.
Netrukus scenoje išvysime Beatričę Abramavičiūtę. 7 klasės moksleivė Beatričė mokosi Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje. Beatričei patinka groti pianinu, noriai muzikuoja su drauge, fortepijoninėme ansamblyje, ji yra tarptautinių ir respublikinių konkursų diplomantė. Šį vakarą Beatričė pagros John Baptist Kramer etiudą numeris 2, E-mol. Beatričės mokytoja Danguolė Petrašiūnienė. Taigi pasitikime Beatričę. Dabar į sceną pakviesiu Godą Boroduliną, 7 klasės moksleivę. Goda mokosi Zarasų Fausto Latėno menų mokykloje. Goda jaunoji pianistė, puikiai mokosi, aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė. Godos mokytoja Liudmila Vorobjova. O šį vakarą mes pasiklausysime Godos atliekamo Adolf Jensen etiudo Fis-mol, opusas 32, numeris 8. Pasitikime Godą.
Godą keičia dar viena tos pačios mokyklos moksleivė, Patricija Bagdanavičiūtė, 8 klasės moksleivė. Patricijos mokytoja Danguolė Petrašiūnienė. Patricija kruopšti, darbšti, atsakinga. Atlikti kūrinį stengiasi išraiškingai, muzikaliai, tai yra jos siekis. Ir Patricija taip pat yra ne vieno respublikinio ir tarptautinio konkurso laureatė. Šį vakarą Patricija mums pagros Stepeno Hellerio etiudą A-mol, opusas 46, numeris 26. Pasitikime Patriciją. Dabar scenoje matysime duetą Aušrinę Gudaitę ir Patriciją. Mergaitę, kurios pavardės negaliu ištarti ir nenoriu iškraipyti. Tad tegul ji būna šį vakarą tiesiog Patricija. Abi Aušrinė ir Patricija kartu muzikuoja jau nuo darželio. Yra daugkartinės festivalių ir konkursų dalyvės bei laureatės. 2021 metų vasarą merginos koncertavo su Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansambliu Muzika Humana. Tų pačių metų rudenį turėjo koncertinį turnė su jungtiniu Kauno Vytauto Didžiojo universiteto muzikos katedros ir Juozo Naujalio meno mokyklos kameriniu orkestru. O šių metų pavasarį duetas, žinoma, praėjęs nemenką atranką, koncertavo su Panevėžio muzikinio teatro simfoniniu orkestru. Taigi pasiekimai išties yra dideli, o šį vakarą mums Patricija ir Aušrinė pagrieš Bacho koncerto numeris 2 dviems smuikams ir orkestrui D-mol pirmąją dalį, Vivace. Koncertmeisterė Žana Jankelevič, o Aušrinės ir Patricijos mokytoja Ieva Gudaitė. Taigi pasitikime šį duetą.
Daug klausėmės fortepijono, smuiko, o dabar metas akordeono muzikai. Scenoje matysime Kiril Timofejev, 8 klasės moksleivį, Zarasų Fausto Latėno meno mokykla. Kirilas daug apie jį parašyta. Kirilas siekia atlikti kūrinius bei pajusti muzikos grožį ir charakterį. Jo yra nuoseklus, visą tai pasiekti yra jo nuoseklus siekis. Kirilas aktyviai dalyvauja įvairiuose koncertuose, rajone ir gal ir ne tik rajone. Gerų įvertinimų pelnė konkursuose Incorpore, Naujieji atradimai, Winter Stars of Dresden. Šį vakarą Kirilas pagros Johano Sebastiano Bacho preliudiją vargonams G-moll. Kirilo mokytoja Albina Pučkienė. Pasitikime Kirilo.
dabar į sceną pakviesiu Nedą Novičenko, 8 klasės moksleivę, Zarasų Fausto Latėno meno mokykla. Neda 2023 metais sėkmingai baigė Zarasų Fausto Latėno meno mokyklą. Aktyviai dalyvavo mokyklos ir miesto renginiuose, festivaliuose, daugybės konkursų laureatė, įsimintiniausias iš jų Nedai pirmosios vietos diplomas Krokuvoje vykusiame konkurse Magic Sound of Krakow. Šiuo metu Neda mokosi groti gitarą. Muzikinę veiklą tęsia muzikinės saviraiškos studijoje Inverso. Šį vakarą mes klausysimės Nedos atliekamos kompozitoriaus Karbajo tokatos Abandonata. Nedos mokytoja Dangira Zavackienė. Pasitikime Nedą.
Na, o dabar scenoje matysime jau šiek tiek vyresnius ir nežinau nei kaip ir pasakyti. Man tiesiog pasakė, kad tai žmonės, kurie gyvena muziką, kuriems svarbu muzika, talentingi, o tai bus Adrija Zavackaitė ir mokytojas Vladimir Mazniov, Zarasai. Tai bus fleitos ir gitaros duetas. Ir skambės du nuostabus kūriniai. Kompozitorius Gvi Bergeron Hendeka ir aš manau, kad tikrai atpažinsime Astoro Piacolos Libertango. Pasitikite Adriją ir Vladimir. Fleita ir gitara.
Netrukus skambės dar vienas kūrinys meilės tema. Bet prieš tai noriu papasakoti, kad mes scenoje matysime Kariną Guriną, Visagino kūrybos ir menų akademijos auklėtinę. Karina daugelio tarptautinių konkursų Grand Prix ir pirmos vietos nugalėtoja. 6 metus buvo Šveicarijos Mišelio Sony fondo SOS Talents globotinė. Koncertavo Paryžiuje, Ženevoje, Hamburge, Maskvoje, Vienoje. Karinos mokytoja mat ir nepasakysiu, neužsirašiau. Ir visai netai šneku. Atsiprašau, nes ir man, kaip sakiau, baltas lapas. Dar kartelį iš naujo, antras dublis. Mes klausysimės Marijos Kaleničenko. Tai Marija yra daugelio tarptautinių konkursų ir laureatė, Grand Prix laimėtoja, pirmos vietos nugalėtoja, taigi ir Šveicarijos Mišelio Sony fondo globotinė ir koncertavusi Paryžiuje, Ženevoje, Hamburge, Maskvoje, Vienoje, ir tai yra Marija Kaleničenko, o jos mokytoja yra Karina Gurina. Taigi Marija mums šį vakarą atliks Ferenc Solisto noktiurną Meilės godos. Pasitikime Mariją.
Na, o dabar į sceną pakviesiu Augustą Gudą, grojantį Eufoniją. Tai va, pirmą kartą mes šiame koncerte išgirsime tokį neįprastą instrumentą. Augustas yra Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 12 klasės moksleivis. Bet pasiekimai jau yra nemenki, nes yra dalyvauta pasaulinėme varinių pučiamųjų orkestrų konkurse ir Augustas yra tapęs šio orkestro čempionu. Be to, yra mokęsis norvegų parengtoje, taip vadinamoje, VOS programoje dirigavimo. Ir, žinoma, įvairių tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas. Augustas atliks kompozitoriaus Bert Apermont Žalias kalnas. Augustui akompanuoja Jūratė Vilienė. Pasitikime Augustą ir jo Eufoniją.
Na ir koncerto pabaigai scenoje matysime jau mokytoją. Tai bus Rimantas Treigys, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytojas. Rimantas respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas. 2017 metais baigė Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją, o šiais metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atlikėjo raiškos magistrantūros studijas. Nuo šio rugsėjo dirba Visagino kūrybos
ir Menų akademijos akordeono mokytoju, kur ir taiko įgytas profesinės žinias. Ir gal ateityje koncertuose mes jau matysime ir Rimanto mokinių, o šį vakarą pasiklausysime jo paties. Skambės kompozitoriaus Fancelė 10 kilometrų iki Finestrino. Taigi pasitikite Rimantą. Koncertas baigėsi, tačiau dar laukia mūsų jaunųjų atlikėjų apdovanojimai. Taigi į sceną išvažiuoja kultūros centro direktorius Aurimas Gudas. Ačiū Valentinai, ačiū žiūrovams už kantrybę,
už tai, kad mes jūs karts nuo karto kankinam muziką. Ir iš tikrųjų šitų jaunų žmonių dėka, aš manau, kad pasižiūrėjus ir išklausius šitą koncertą, mes tikrai kitais metais jūs ir toliau kankinsime muziką. Gal su kitais tiktais atlikėjais, gal jų bus daug daugiau ir daugiau bus žiūrovų. O šiandien tikrai norime su Valentina padėkoti tiems, kurie šiandien mus visą vakarą džiugino. Tai nebus eilės tvarka, vat kaip Valentina duos, taip ir man tas baltas lapas. Tai noriu pirmai padėkoti Beatričiai Abramavičiūtei. Beatričia, kviečiame tave čia dar kartelį į sceną ir noriu tau padėkoti už dalyvavimą Zarasų klasikos festivalyje ir manau, kad tikrai ne paskutinį kartą. Taip pat noriu padėkoti Godui Borodulinai. Prašome ateiti į sceną ir mūsų atšokėja šiandien jūs sumaišė su kita atlikėja, bet aš manau, kad šitas patirtas toks stresas gal buvo visai nieko. Tai ačiū tau labai. Taip pat noriu padėkoti Patricijai Bagdanavičiūtei už dalyvavimą Zarasų klasikos festivalyje ir aš tikiuosi, kad į šitą sceną dar tikrai sugrįžtė ne vieną kartą. Noriu padėkoti ir sesėms, kurios taip nedrąsiai, bet aš manau, kad prisijaukinsite šitą instrumentą ir aš tikiuosi, kad žiūrovų aplodismentai jūs paskatins tikrai drąsiai žengti dar kartelį čia pas mus. Tai padėka Medai ir Ugnai. Taip pat noriu padėkoti Nedai Navičenko. Nežinau, kur jie va štai iš šitos pusės ateina jau absolventė pasibaigusi, tai kviečiu sugrįžti čia į sceną dar kartelį. Noriu į sceną pakviesti Editą Jurevičiūtę ir jai įteikti padėką. Štai jinai iš salės galo atkeliauja pas mus. Ačiū tau labai ir ačiū už dalyvavimą Zarasų klasikos festivalyje. Taip pat noriu padėkoti Adrijui ir Vladimirui, kurie šiandien buvo vieni iš kitokių, tai fleitos ir gitaros duetas, tai štai Adrija buvo pas mus, tai Adrija viena padėka. Na ir galėjo, ne tik galėjo, nes Vladimiras taip ir neišdrįso, tai čia pas mus. Ačiū tau. Taip pat noriu padėkoti nedrąsiai stovėjusiam gale Kirilui Timofejevui, kuris atidžiai, tikrai turiu pripažinti, kad atidžiai klausė, kaip Rimantas groja tuos 10 kilometrų. Tai ačiū tau labai už dalyvavimą. Čia dabar jau sunkiasvoriai, prasideda. Tai noriu padėkoti Augustui Gudui, savo sūnui, kurį tik tais tokiais būdais galiu pasikviesti į svečius. Taip, ir Karoliui Meškauskui, kuris irgi su įdomiu instrumentu antrus metus besimokydamas, kad išdrįso čia atvažiuoti pas mus. Ačiū tau, Karoliui, labai. Taip ir šitam žmogui tai noriu padėkoti už tai, kad vis dėlto išdrįso groti
nestebėjom, net ne Yamaha, o būtent mūsų Estonė, tai Marijai Kaliničenko noriu padėkoti. Dar vienai noriu padėkoti savo šeimos nariai, tai Aušrinei Gudaitei, kuri kankinasi pas mamą, grodamas smuiku. Ačiū tau, Aušrinai. Mes susitiksim namuose. Gėlės tau, gėlės. O aš išmokau tą pavardę ir galiu pasakyti, kad dabar į sceną noriu pakviesti Katriną Gilbudagijans ir jai įteikti padėką. Ačiū tau, Katrina. Nežinau, ar jauniausia buvo, turbūt, kad jauniausia, ar ne, mūsų atlikėja Kamilė Ladik. Tai kviečiame tave, Kamilė, irgi. Noriu tau padėkoti už dalyvavimą Zarasų klasikos festivalyje. Gėlės. Taip pat noriu padėkoti vieninteliam smuikininkui šiandien, kuris buvo ant scenos, tai Faustui Umbrasui. Ir taip pat dar vienai smuikininkiai Patricijai Gilbudagijans, aš patai irgi užsikirtinėjau. Ačiū tau, Patricija. O dabar noriu padėkoti, nežinau, ar atėjo eilė ir nėra ko nors sumaišyta, bet noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie padėjo šitiems jauniems atlikėjams tiek pasiruošti šitam koncertui, tiek jų gyvenimo kely. Tai noriu padėkoti Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos koncertmeisteriai Jūratei Vilienei už dalyvavimą Zarasų klasikos festivalyje. Ačiū jums labai. Taip pat dar kartelį pakviesiu Karolį, nes noriu padėkoti jo mokytojui Arūnui Viduoliui, kad jisai parvežtų mūsų padėką ir galbūt sugrįžtų čia į šitą sceną kokiam kitam pavydalę, pavyzdžiui, su Panevėžio Big Bandu. Tai būtinai ir pasakykite. Ačiū. O dabar Augusto mokytojui Martynui Bražui, kurį kviečiame turbūt sugrįžti čia į Zarasus su Panevėžio pučiamųjų orkestru Panevėžio garsas. Bražai, supratau, reikės uždėti varnelę. Dar vienam mokytojui, jau Patricijos mokytojui, tai Pavelui Plotnikovui norime padėkoti. Prašome perduoti mūsų padėką. Ir dar vienai padėjėjai, koncertmeisteriai iš Visagino kūrybos ir menų akademijos Žanai Jankelevič. Norime taip pat padėkoti už dalyvavimą Zarasų klasikos festivalyje. Ačiū jums labai. Norime taip pat padėkoti ir Marijos mokytojai Karinai Gurinai. Tai Karina, kviečiame jūs iš salės galo. Tikrai žinome, kad lydite praktiškai visame kelyje Mariją ir važiuojate ne tik tai į Paryžius, nežinau, Vienas, Berlynas, bet ir į Zarasus. Ačiū jums labai. Taip pat dar vienam mokytojui, kuris šiandien atliko ir koncertinį numerį, tai Rimantui Treigiui už dalyvavimą Zarasų klasikos festivalyje. Ačiū jums labai. Ir dar vienam šeimos nariui noriu padėkoti, tai Ievai Gudieniai noriu padėkoti. Už tai, kad iš tikrųjų jau nebe pirmą kartą šitam festivalyje dalyvauja
dalyvavo ir su kameriniu jungtiniu Kauno orkestru ir greičiausia, kad dar mes išvysime jos mokinius čia šitoj scenai. O dabar svečiams padėkota, tai pradėsime vėl, kaip ir pradėjome nuo pradžių, nuo savų. Tai Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos mokytojai Albinai Pučkienei norime padėkoti už, kaip dabar, kad nesumeluočiau, Kirilo turbūt mokytoją, tai? Ačiū jums labai. Taip pat norime padėkoti Jūratei Stasevičiūtei už dalyvavimą šiame festivalyje. Prašom ateiti iki mūsų. Labai tikiuosi, kad tikrai ne paskutinis jūsų mokinys gros šioje scenoje, o gal net ir kitokiame amplua irgi pasirodys. Ačiū jums labai. Taip pat norime padėkoti ir Liudmilai Vorobjovai už tai, kad paruošė, arba tiksliau galbūt šį kartą leido sugroti, nežinau, kad atranka buvo didelė iš Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos norinčių čia pasirodyti. Tai ačiū jums labai. Taip pat norime padėkoti ir Dangirai Zavackienei už paruoštus kūrinius šitam festivaliui. Ačiū jums labai. Na ir paskutinė padėka žmogui, kuris, tiksliau, turbūt taip ir galima pasakyti, ar ne? Valentina turi vieną patirtį su šiuo žmogum, aš turiu kitą, nes mano tai buvo toks paprastas skambutis. Tiksliau, prieš tai žinutė direktoriai, sakau, su kuo man pasikalbėti? Sako, pasikalbėk su Danguolė. Tai Danguolė, ačiū jums už tikrai pagalbą ir organizuotą tokį, tikrai nemenką būrį Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos mokinių šioje scenoje, būtent šiame festivalyje. Ir labai tikiu, kad, tikrai ne paskutinį kartą. Ačiū jums labai. Aš dar žinau, kad laukia ir saldžios dovanos, bet nežinau, ar jas dabar čia vežti, ar dėl to atiduosim ten užkulisiuose ir nekankinti jūsų jau daugiau ir iki pasimatymo kitą kartą, bet aš žinau, kad nori Valentina šitą pasakyti apie uždarimo koncertą. Ar nenorit? Norit, gerai. Tikrai baltas lapas. Galiu pasakyti gal tik tai tiek, kad lapkričio 8 dieną Jūsų lauks Vaida Genytė, turbūt tikrai žinoma, aktorė Sandra Daukšaitė ir pianistė Zalatorienė, vardo jau Gražina padėjo man. Tai toks bus muzikos ir poezijos vakaras ir tai užbaigs Zarasų klasikos festivalį. O šiaip labai norisi palinkėti, kad jūs visi gyventumėte su muzika, nes iš tiesų tai yra didis menas. Ir nebūčiau aš, jeigu nemylėčiau to meno ir nepasakyčiau, kad netgi mokslininkų yra pripažinta, jog muzika iš visų menų labiausiai veikia žmogų. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad tai yra virpesių menas, o mūsų visas organizmas yra sudėtas iš virpesių. Tad virpėkime, klausykime tos muzikos, gyvuokime, gražių jums dienų ir iki naujų susitikimų.